Paskutinę dieną va toks va vaibelis. Piu, piu. O šiaip visą laiką beveik maždaug prasidėjau va taip. Labai gražių darbų turime. Ar tiesa? Tiesa. Taip. Papasakokite, kaip jūs jaučiatės. Ištirpęs jau. Va, ištirpęs. Čia šiaip mat dydžius, išsiaiškint piršto dydžius, kažką. Čia turim plaktuką, matote, dviejų galų. Va su šitu, aš nežinau, ką jis įkalė su šitu galu, kad jis toks atrodo, bet tarkim. Va, galiu jums parodyti naujas jo vizitkę. Net nefokusuoja, ant kiek gerai atrodo. Va. Labai gražus. Klausyk, mano vlogai biški vertingesni negu tavo ten tie. Mano veidą pamatyti tikrai ne visi mato. Aš tau susuksiu video šitą. Va, žiūrėkit, kokį žieduką aš turiu. Žinau, tai išprašiau, kad noriu tokį ir pasiėmiau tiesiog. Ir tiek. Tikrai nedovanų gavau, tai negalvokit, kad esu žiedais apdalinta. Nu gerai, galiu pasigirti, kad važiuoju šitus, o tai gavau dovanų per gimtadienį. Bet tai tik per gimtadienį, nes gimtadienis buvo, vis tiek kažką dovanot reikėjo. Tai tipo. Tai žinokit, o šiaip galiu parodyti, kokius šiaip norėčiau turėti žiedų, bet neturiu, nes kažkodėl neduoda. Tai parodysiu. Ir žiūrėkit, dar sėdi, jisai nepatenkintas. Žiūrėkit, man tai gražus, jo, man tai patiko, va šita spalvytė labai graži. Aš dar vis bandau tikėtis, kad gausiu, bet galimai ne. Nu ir šiaip šitą va patiko. Kaip nefokusuoja, bet va šitas tai labai gražu. Aš neturėsiu ką parduoti, viską atiduosiu tau. Nesiskus gerai, pridaryt gali. Mūgė baigta, jau palapinė pas mane, bardakas, vienu žodžiu, po mūgės. Ir trumpai, kas trumpai? Ir dėkoju visiems, kurie, džiaugiuosi už visus, kas atėjo pas mane pasišnekėti, pabendrauti. Labai įdomu, labai malonu. Ir iki kitos mūgės kažkada, tai galbūt